Sveiki visi, su jumis aš Zita Baiskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir žinote, visada sakau ir visada dalinuosi žiniomis apie tai, kad mūsų visatoje, mūsų gyvenimas yra paveikslai. Iš vieno paveikslo į kitą. Jūs puikiai žinote, kad medikai atitinka vieną paveikslą, filosofai atitinka kitą, kad įkalinti atitinka trečią, kad vagišiai atitinka ketvirtą. Jie visi turi formas, jie turi savo kalbėjimą, savo manierą, savo aprangos stilių. Ir visa tai yra paveikslai. Bet žinote, jeigu kalbėsim apie gyvenimą, kad mes lygiai taip pat galime iš to gerojo žmogiškojo paveikslo pereiti į kitą geresnį žmogiškąjį paveikslą, reikia pakeisti formą. Forma tai yra paveikslas. Transformacija tai yra pakeitimas formos. Viskas tame. Tai yra išvaizda, tai yra kalbėjimas, tai yra apranga, tai yra sąmonė ir tai yra filosofija. Bet žinot, kas yra svarbiausia, norint pakeisti paveikslą? Svarbiausia suprasti, kas tame paveiksle yra nekintama. Nekintami taškai, kuriuos jūs nusinešite ten, nes tai yra pamatas, ant kurio statosi nauji paveikslai. Tai būkim tvirti.